Šitas bičas yra Kauno gatvių siaubūnas, bet geriau žinomas net ne jis pats, o jo automobilio numeriai M5 Suka. Ir nors šių numerių savininkas labiausiai išgarsėjo po pasirodymo faruose, kurį mes netrukus ir apžvelgsime, pasirodo pakliuvimas į laidą buvo tik ilgos jo chuliganiško vairavimo ir bėdų su policija epopėjos pradžia. Nes bėgant metams atsirado vis daugiau informacijos, bylojančios jo kelių eismo taisyklių pažeidimus ir neeilinius incidentus. Ir nors apie jį patį informacijos rasti beveik neįmanoma, šiandien mes pasikapstysim giliau nei bet kada. Išsiaiškinsime, ką bičiukas veikia dabar, koks legendinio BMW likimas ir su kokiais bolidais veikėjas laksto dabar. Vieni jį dievina, kiti nekenčia, o jis tiesiog važiuoja toliau, nes jis tik ramus vyrukas, turintis daugiau nei 125 protokolus už ket pažeidimus ir kartais mėgstantis paspausti gazo pedalą. Stop, nestoja.